for sorrow. Labas, tariu šiandien iš Kauno, iš sporto klubo Pro Gym, kur Vytautas Janulevičius šiandien aprodys savo valdas ir padarysim superinę nugaros treniruotę, čempionišką nugaros treniruotę. Kaip žinau, nesenai komerciniam turnyre užėmė garbingą antrą vietą. Tai papasakok šiek tiek apie tą turnyrą. Oslo tarptautinis turnyras, daug šalių, daug dalyvių, beveik 300 dalyvių. Negaliu sakyti pasisekė, tiesiog padariau ką galėjau. Iš 13 likau antras, viskas labai super, nuostabu, džiaugiuosi pasiektų rezultatų. Tai kokia kategorija? Klasikinis kultūrizmas? Taip, šį kartą pasispaudžiu, tilpau į klasikinį kultūrizmą iki 1,80 m kategorijoje. Atsisvėriau tikrai mažai, 78 kg. Šią dieną truputėlį daugiau, bet formai padaryti to reikėjo tiesiog. Aš mačiau, kaip jisai ruošėsi ir jis bandė tilpti į tą kategoriją. Praeitą kartą atvažiavęs pasportuoti man į sporto klubą. Jisai iki jo važiavo beveik valandą laiko. Sako, reikėjo man atgauti jėgas, kad iš lovos atsikelčiau. Tai, kaip suprantu, Vytas žiauriai sunkiai treniruojasi, žiauriai spaudžia save ir aš tikiuosi, kad jis šiandien paspaus ir mane savo nugaros treniruotei. Tai nuo ko pradėsim šiandien? Tai vis tiek pradžią padarysim porą bazinių pratimų, kaip pristrukimai. Aš pristrukimus mėgstu daryti daug serijų. Jeigu nesiseks gerbamam bendra vardžiui Vytautui padaryti, mes jam truputėlį padėsime, ne? O visą kitą surodysim, paskui truputėlį supersetų įtrauksim, padaužysim. Einam daužyti. Pirmas pratimas, prisitraukimai. Paprasta viskas, pristrukimai plačiai, traukiamės į krūtinę, rankos, kuo galima plačiau. Stengiamės toks niuansas išlaikyti nugarą vertikalę, darom plotį nugaros, ne? Bandom, parodyk. Fuck 'em. It's your boy. Heart full of sorrow. Heart full of sorrow. Eyes full of tears. Cry, baby. No future tomorrow. With all the dirt we do and all the shit I see at NYC, I doubt I ever see 32. Got a scheme grind, so it's money over everything. I'm living for the day in the meantime. I'm used to the streets, I fuse with the creeps. That's the reason that my future is bleak. Listen, I could boost in my sleep, I'm a hustler born. Real talk is the stuff I'm born. What I wanted is gone, all I needed was love. And I ain't talking about a kiss and a hug, a chick and a stress. Better with a pitch and a plug, digging my grave. I was too slick for my age, doing it up, salivation glue in the Dutch, burning it down, they was busy shooting it up, Crack era, no bar soap, pop never there, so heartbroken. Padarėm kiek? 3 ar 4 jau? 5 serijas. Ir pastebėsiu, kad man labai užsipumpavo bicai plius. Ir pastebėjau Vytui šitą dalyką, sakau, bicai užsipumpavo. Ir jis labai man gerą pastabą pasakė. Tai ir jums žiūrovo, jeigu jūs jaučiat, kad užsipumpavo ne tas, kas turi būti, dėl ko taip gali? Šiuo atveju tiesiog gal truputėlį per siaurai yra paimtas paėmimas, ne? Ir automatiškai jungiam bicepsą. Ir jau kai nugartinę traukiam iš rankų. Pasiekmę, matom. Ir jaučiu lyg ir nugarą, bet pirmiausiai užsipumpuoja bicepsas ir dilbiai. Kaip matot, aš lemkes naudoju, raiščius galbūt lietuviškai vadinasi, Vytas be jų. Man vis tiek užsipumpuojam, jam ne. Reiškia, kažką netaip darau. Pabandom plačiau. 10 dar. Jas? Aš šaunuolis. Kaip jaučiam? Iš tikrųjų, kuo plačiau, to bicepsas mažiau dirba. Ir aišku, aš paėmęs mikrofoną prailginau savo poilsio zoną, ne taip dažnai, kad kas pusę minutės priėjimas, tai dėl to turbūt lengviau pasidarė bicepsą mažiau skauda. Ką toliau darėm? Norėčiau tokį vieną pratimėlį, šiaip mažai kur klubus esu matęs, kad daro trauka su viena ranka, atsisėdus treniruoklyje. Galbūt ne visi klubai tą treniruoklį turi, bet tai akcentuoju būtent, jeigu Vytas pasisuks truputėlį, vidurinė nugaros dalį, dėl ko paskui stipri, stovim gražiai, paskui silpna, stovim va taip, ne?
Važiavo. Einam pažiūrėsim, koks ten pratimėlis. Specifika šito pratimo. Vėlgi niuansas, toksai treniruoklis galbūt kitoks būna. Esmė yra principas, kad trauktumėm ne iš trapecijos, taip kaip hantelių, ne iš trapecijos traukiam, o važiuoja nugarą vidui, truputėlį pasisukam, ne? Ir aš akcentuoju po vieną ranką, todėl kad amplitudė bus didesnė. Pabandom. Rankų padėtis yra svarbi. Aš akcentuot stengiuosi vėlgi nykštį, neįmu su nykščiu, nejungiu dilbio, kad neužpumpuotų, arba naudoju raščius. This is feeling like the drive-by. And I'm still that ill cat to put him in a box like 9 lives. Būtent šitą vietą dirbu. Paradox, the calm before the storm was the aftershock. I ain't have a lot, so I pimp it hard. And these senseless bras better have my guap. Had to lock horns in the tenements. David took a lie if I was born from the Gremlins. Nowadays, all I do is score for the Benjamins. Going hard like I'm playing ball in my Timberlands. Žiūrovai, žinot, kas motyvuoja šitą pratimą darant? Kai atsisėdi ir matai tiesiai, einam parodysiu, kas motyvuoja. Kada tu darydamas matai tą užrašą cepelinai, kepsniai alus, tai tu supranti, kad dirbi ne veltui. Varai vardant cepelinų, kad galėtum suvalgyti tuos skanius cepelinus. Aišku, šalaus negeriu, bet kepsnį visada suvalgo su mielu noru. Tai dar viena motyvacija. Vytas sako pas mane, aš labai iš trapecijos, dirbu. Dalinai iš gilinės deltos, padedi truputėlį, pavadinkim, iš trapecijos gilinės deltos. Matyt, tai yra dėl to, kad pas mane atsilieka viršutinė trapecijos dalis ir aš įpratęs traukti visada iš trapecijos ir matyt, mano tas darimas jau įprotis išsivystė, kad aš traukčiau iš trapecijos, todėl kartais tos įpročius reikia keisti, ne? Reikėtų jos, svarbiausia stebėti save, kad nesigautumėm, tiesiog nesikūprintumėm. Vėlgi, turbūt geriausia ateit pas trenerį ir pasiprašyti pagalbą. Vienareikšmiškai. Still win, been a ball, Jordan in the 90s, my agenda full. You can't see me, I'm that bent, and I'm call out. My, what big teeth you have. They big enough to eat these rappers. My, what big feet you have. The same feet that defeat these actors. My, what big teeth you have. They're big enough to eat these rappers. My, what big feet you have. The same feet that defeat these actors. Yeah. Look. Trenerių, ką darom? Sekantis bazinis pratimas. Iš bazinių pratimų nugaros pločių pastorint, trauką horizontalę į pilvą strosu. Visas, aišku, paprasta darai 10 000 kartų turbūt jau. 10 000 kartų priėjimas. Darei tiek, ne? Dariau turbūt, pabandom, parodyk. Padavai man šitą rankiną. Kodėl apkeiti, kuo skiriasi šitą rankiną? Tiesiog patogumo reikalas, man patogiau paimti tiesiog, patogiau. Ir, truputėlį gal platesnė šiek tiek. Subjektyvi nuomonė asmeninė. Supratau. Tai esmė, kad ten milimetrų plačiau surių neturi įtakos labai. Aš turiu tokį labai gerą pasakymą, sako, treneri, kaip man ten laikyti kojas, kokiam plotį laikyti rankas, sakau, daryti taip, kad būtų smagu tau. O jeigu žmogui smagu iš vis nesportuoti? Jūs pas mane neklausote greičiausiai, ne? Da. Pats darėjai trauką, bet alkūnės plačiai tempiai. Kodėl taip yra? Nes kiti sako, spauskit alkūnės prie savęs. Aš esu irgi už tai, kad reiktų spausti prie savęs, tiesiog padarėm 2 pratimus, iš tikrųjų supumpavau, pavadinkim, nelietuviškai, ne? Tiesiog negaliu suspausti alkūnų. Tiesiog negaliu suspausti. Nesuspaudžiu ir viskas. Reiktų stengtis vis tiek vesti arčiau kūno. Kiek tai yra įmanoma? Supratau. Taip, kad Hebra, kai žiūrit Kolimano video ir jisai krūtinę daro tokią amplitudę, tai nereiškia, kad ir jums reikia daryti tokią amplitudę. Dažniausiai tai jam tiesiog raumenis neleidžia. Jo, jis tiesiog priplūsta kraujo, raumenis tiesiog neleidžia jam dirbti pilną amplitudę. Tai yra dydis turi savo tokių niuansų. Pabandysiu, ar man gausis prispausti.
Tokia gan lengva nugaros treniruotė, intensyvi, bet nesu didelis svoris, bazinių ne tiek ir daug pratimų. Ką mes pabaigai darom? Supersetą tokį, kaip sakiau, uždaužimą. Ne? Geriausia vėlgi daryti dviese, kažkas padės. Pasidarysime vertikalaus trosų trauką į krūtinę ir plačiai pasitrauksime į pilvą. Tokį supersetą, 3 serijos, po 15-20 priėjimų, tiesiog kolega turės padėti 5 arba 10 kartų. Supratau, nes ir aš jau pats jaučiu, kad pasipumpavo nugarykė. Aišku, tai yra dėl to, kad aktyviai mes darom. Pertraukos iki minutės, pusę minutės. Iki, ja. Apie pusę minutės gaunasi. Vytai, kaip tau apskritai tas varžybinis sportas atėjo į tavo gyvenimą? Kaip tai įvyko? Tiesiog pradžioje, aišku, visi sako, sportuoju dėl savęs. Visi sportuojam dėl savęs, ne dėl kažko. Matau, forma darosi gerėja. Kodėl ne? Pirmas įvyko, kaip noriu dėl savęs pasibandyti, ar gali. Ir iš tikrųjų dėmesio užkrečiama, ne? Sako, sudalyvausiu vienas varžybas, man užteks. Kaip be būtų džiugu, to neužtenka. Tas, kaip suprantu, varžybinis sportas daugelį atletų nuveda link savo verslo. Taip pat mes sportuojam dabar pas tave ProGym sporto klube, kur su kolega taip pat jūs įkūrė šitą sporto klubą. Ar varžybinis sportas padėjo tam? Taip, tai yra vėlgi savotiška reklama, pavadinkime, kontaktai ir panašiai. Plius tiesiog darau tai, kas man patinka ir iš to, jeigu šiandien gyventi, yra labai valio. Bet ar gali varžybiniam sporte dalyvauti žmonės, kurie dirba visai kitokius darbus, ne instruktoriai sporto salių, ne kažkokie verslininkai susiję su sportu? Ar yra tokių atletų, kurie tiesiog dirba kitose darbuose iš tavo aplinkos, pavyzdžiui? Iš tikrųjų, dauguma tokių, taigi ne visi treneriai ruošiasi, nebūtinai geras treneris turi būti geras sportininkas, ne? Tiesiog ruošiasi dėl savęs, o kaip save motyvuos, tai čia jau kiekvienam savo, ne? Kaip sakau, dažniausiai sako, ten pradedant emigrantais, norvegais, baigiant furistų vairuotojais daro vienką dėl savęs, nes nori savo įrodyti, užkabina ir daro tai toliau, gal ne taip dažnai kaip ten, tarkim, treneriai, galimybių tikrų gal neturi, bet tą daro tikrai pastovi. Kaip ir pristraukimuose vėlgi minėjau, akcentas, kad nugara kaip galima tiesiog, kad būtų vertikaliai. Tada dirbs nugaros platėjai raumenys maksimaliai. Vytas, kaip matau, paėmė plačiai, paklausė patarimo, mažiau dirba bicepsas, daugiau nugara. Svarbus niuansas, matom, Vytas daro nuostabiai, nugarą nesilenkia atgal. Daug kas iš naujoko dažnai būna lanksto nugarą atgal. Dėmesio labai geras pavyzdys, kaip reikėtų daryti.
užbaigėm tikrai intensyvę nugaros treniruotę su Vytu ir jaučiu nugarą, netgi nuo tiek nedaug pratimų tikrai puikiai užsipumpavo. Ir noriu tokio klausimo paklausti, turbūt ir daugelį žiūrovų įdomu, ar Vytas tokios būsenos, va tokioj formoje atrodo ir off-seasonė, nes daugelis atletų sako, oi, čia mano varžybinė forma, off-seasonė būnu netoks geras. Tai kaip tu išlaikai tą formą off-seasonė? Tas netoks geras, būnam galbūt truputėlį vandeningesni, bet stengiamės riebalų neprikaupti. Presas turi matyti susidos, ne? O tas išlaikyti stengiamės, tiesiog reguliariai sportuojam, ne? 4 kartai savaitėje, aš be to negaliu gyventi, pavadinkim taip. Kaip išlaikyti tokią puikią formą atostogų metu, juk per atostogas ne visada atrandam sporto salės, ne visada valgom tai, kas veikia. Kaip pats išlaikai formą atostogų metu? Sportuoju tiesiog reguliariai, 4 kartai savaitėje, nesvarbu kur, jeigu būnam, tarkim, aš iš Kauno, ne Kaune, ne pas salėj, tai Lietuvos kurorte irgi yra dabar galimybė pasportuoti ant smėlio, po atviru dangum. Sena iš tikrųjų, pavadinkim, buvo mažiukai, matydavom žvaigždės, kultūristų sportuodavo Amerikoje Muscle Beach'e, ne? Šiandieną mes tą patį galim padaryti Palangoj. Ir tikrai saulė, jūra, smėlis, štangos, susipumpuojam, visi gražus, visi patys savo ir aplinkiniam gražus. Nuostabu tiesiog. Tai sakai, netgi ir atostogų metu yra galimybė mūsų pajūry pasportuoti, po atvirų dangum, parodyti savo raumenis žmonėms ir dar labiau populiarinti šitą sportą, taip? Aš netgi skaičiu, ne tai, kad yra galimybė, o tai, pavadinkim, privaloma būtų aplankyti. Iš tikrųjų, nesvarbu, kokio lygio sportininkas, atletas ar tiesiog prijaučiantis, ne? Bet surasti laiko, pasižiūrėti, ateiti, pažiūrėti kitus save parodyti. Aš tik tais už tai. O kaip su mityba? Mityba stengiamės bent 3 kartus pavalgyti gerai. Vasarą visi žmonės, kaip sakau, 3 kartus įmesim kažką iš šono, ne? Ateis vėl sezonas, vėl pasispausim. Kad gera treniruotė parodo mano ranka, kurią aš jau nebenulaikau mikrofono. Pradeda drebėti ir aš stengiuosi prilaikyti antrą ranką. Taip kad Iron Questas iš Kauno, pasportavom pas Vytautą Janulevičių sporto klube Pro Gym. Dabar einam išgersim bacškių, atsistatysim, dar pakalbėsim už kameros, kaip kam sekasi, kaip kas gyvena ir pakursim daugiau planų. O su Vytu, manau, susitiksim ne kartą ir sporto salėj, ir tam pačiam pajūry Muscle Beach klube pasportuosim kartu ir viskas bus super. Pasitiksim vasarą gražus. Chebra, iki, linkėjimai iš Kauno, susitiksim kitose Iron Questuose.